Sveiki, su jumis esu Vandenukas ir šiandien mes turime jau 5 dalį ir kaipgi atsimenate, mes praeitą kartą buvom Grybų saloje, bet aš iš jos išplaukiau, nes aš neturėjau tenais ką veikti, paprasčiausiai nėra ką veikti. Ir aš paskui plaukiau su savo valtim, kovojau su vandens krantai. Ir va, aš atplaukiau į ledynus ir kaimelis, eiktų savo kaimelis ir dar valtis. Laivas, atsiprašant. Nieko čia nėra. Plaukiau iš čia jau. Nes aš dūstu. Davai. O eik tu savo, ar aš dar gyvas? Ne. Aš mane jūliu širdėlis kažkodėl. Kažin kodėl. Man reikia valgyti kažką, bet ką aš turiu, tai tik šitą va. Sočiai kai dabar varom į kaimelį. Ar čia buvo grafikos suprastėję ar kas, nes tiesiog buvo dingę. Ir eik tu savo, mes radom kaimelį. Ir dar kokį įdomų. Villageriai. Jau. Dabar tai kaip man įeiti į šito namo vidų, jeigu čia užstatyta ledu? Opa, mes turim pagaliau emeraldus. Gerai, ko man nereik, šitų man nereik. Pasimam duonytę. Dabar ko man dar čia nereik, va. Šituos va pasimam, gerai. Opa, katilas dar. Nu, katilą irgi pasimam. Nors nei man jau reikės nei ką. Kas čia villagerių? O, čia tas. Traderis, ateik čia. Ką tu čia pardavinėjai? Ką padariau aš? Netyčia. Piktai intalama. Katukas. Ko? Eik tu savo. Ačiū, villageriai. Negavau, eik tu savo. Pasakyk ačiū. Tikit. Labai būtų įdomu važiuoti, ką jie treidina. Gerai, varius. Ačiū. Gerai. Einam apžiūrėti namukus. Iš tiesų namukai yra labai faini. Jeigu taip iš tiesų. Gerai, čia matom absoliučiai nereikalingus daiktus. Eik tu savo. Tai kur aš dabar atsidursiu? Kur aš? Kur aš?
Turėjau vieną gyvybę. Kur aš? Kaimelis tenais buvo. Buvo tenais kaimelis.